smagu tuom dalintis ir reikia tuom dalintis, ne? Ir aš labai džiaugiuosi, kad yra žmonių, kurie atsiliepia, parašė, kad naudojas, kad užsiregistravo, gavo appointmentus ir panašiai, ne? Bet tikėjausi, kad taip gali nutikti, tai iš karto sakau, aš nepajėgiu, manęs vienos neužtenk, kad aš visiems savo klientam užregistruočiau, paskambinčiau, pasakyčiau, išsiųsčiau ir panašiai, ne? Aš jums paduodu informaciją, kad yra tokias opcijas, kad galite registruotis pas šeimos daktarą online, kad galite registruotis antrai daktaro nuomonį, kad galite registruotis, kad jums sudarytų maisto planus ir sporto planus, ne? Daugybė tų dalykų yra, bet turit patys tą padaryti. Įsijunkit visą laiką kartu, įsijunkit puslapį vertėją, ne? Kad suprastumėt, ką rašo, jeigu anglų kalba nėra tokia stipri, ne? Paprašykit, gal yra šalia kažkas, vaikai, paaugliai, ne? Kurie gali suprasti, kas yra parašyta ir paaiškintų, ne? Arba antra pusė, ne? Tai kažkas, kas pagelbėtų, nes fiziškai man tiesiog neįmanoma, nes per 8 metus aš klientų turiu turbūt daugiau negu 2000, ne? Ir tiesiog fiziškai manęs neužtenk visiems, kad bet kada, bet kurią minutę aš jūs galėčiau užregistruoti ir vertėjauti ir būti ir panašiai. Tai ne, aš dalinuosi ir aš tikrai pasakysiu, kokius jūs draudimus, kai jūs man pasakysit, kokius draudimus jūs turit, arba žinosiu, jeigu mano klientė, ne, tai aš tikrai pasakysiu, kokius jūs ekstra priedus turit prie savo draudimo, arba kaip kas veikia, ne, tai taip, bet užregistruoti, pakalbėti, būti su jumis video metu, tikrai ne visada galiu ir niekaip, manęs vienos tam neužtenk, tiesiog fiziškai nėra kaip, ne, tai šitoj vietoj nepatingėkit ir čia jau yra jūsų atsakomybė, ne, ir jūs tą opciją turite, tai tuom ir naudokitės, raskit būdą tuom pasinaudoti, nes viskas jums yra paduota, ne, tai nebūnam tinginiukai ir pasidomim truputį, sakau, puikiausiai veikia, tikrai galima suprasti įsijungus puslapio vertėjus, ne, kad ir Google Translateris, bet, sakau, kaip jokios galvos su kitu galu nelabai sumaišo, daugiau mažiau į esmę išverčia, tai tikrai gelbėj tam, kad suprastum, o vis tiek gyvenam ne miškų vidury, visi naudojamės kažkokiom tai online sistemom, perkam Amazon'ai, turim internetinės bankininkystės, net žodžiai užstriga. Tai naudojamės tais visais online dalykais, ne? Tai nieko ypatingo nėra ir su tais visais prisiregistravimais prie draudimų. Lygiai tas pats, lygiai daugiau panašiai, sakykime, ne, reikalavimai įvest slaptažodį, įvest prisijungimą duomenis, poliso numeris gali būti dažniausiai reikalavimas, ne, tai šitai visi dokumentuose yra pas jūs, ką jūs gavot paštu arba elektroniniu paštu. Tai visus šitos duomenis jūs turite, tiesiog nepatingėkit pažiūrėti, nepatingėkit pasidomėti. Taip, aš pasistengsiu atsakyti visada, kada tik galiu ir kiek tik galiu, bet tiesiog manęs fiziškai neužtenk visiems atsakyti ir padaryti